Nu, varom po Phuketo salą, pakeliausim biškutį, aplankysim Budos, senovės miestus, pasižiūrėsim. Atvarėm pirmąjį kobrų šou, tai to eisim su gyvatė nusifotkinsim. Filmuoju. Kažkokia labai šilta. Nu ir prieš pasirodymą dar einam pasižiūrėti, kokių kobrų yra. Number one from Thailand. Thailand, Malaysia, Indonesia, India, King Cobra. Bye. Kaip reaguoja kažką, bando. Man atrodo, reaguoja į mamos kelnes, jis dzebą pamatė. Žiūrėk. Ana, man atrodo, tau. Nu, pradedam tą kobrų šou, kaip įdomiai. Reikia eit savo batą, aš jau pasiėmiau. O vienas nori pasiimti, labai bijo. Rapolas ištraukėt prie gyvačių. Nu ir pitonas, kovojantis, kai kaunasi neblogai. Bite and swagger, what? Bacteria of it. Važiavom į vieną tokią kaip ir perlų, kaip ir brangakmenių kasyklų ir auginimo vietą. Tai va. Pažiūrėsim, kas čia bus. O mus pasodino į tokį traukinuką. Ir dabar kažkur važiuosim žiūrėti, kaip išgauna tos deimantus, rubinus ir visus kitus mineralus. Extreme heat and pressure. These precious stones are formed deep under the Earth's crust in a process that can last millions of years. Gemstones are geological treasures. Tūkstantis 807 metais pradėjo Tailandas iškasinėtos brangakmenis. Po to patekom į jau kur gamina, tai čia va, taip gamina. That's what is cubic zirconium, the white one, zircon. Dabar einam pažiūrėti, kiek čia visko yra. Nu, čia labai didelės patalpos, daug investuota į tą visą reikalą. O čia va taip va yra. Oi. Biškį važiuojam į senamiestį, tai eisim pasivaikščiot po tą senamiestį. Nu va, esam jau pačiam senamiestį Phuketo. Visai čia faina, siauros gatvelės. Ir čia buvo privažiavę portugalų ir kiniečių. Tai va čia jų ir palikimas yra iš tų laikų. Tokios ožkos
Nemačiau tokios ožkelės. Aišku, paragausim kažkokiu tai sausainių spurgų. Įdomių. Esam senamiestyje, va toks namelis ar kavinė čia, nežinau, kas čia padaryta. Eisim irgi pažiūrėti. O, ir dar viena gatvelė senamiesčio. Nežinau, į kurią pusę reikia eiti, bet eisim toj pasižiūrėti. Na ir kaip? Na, einam čia kažkur dar turgus. Gal ir neįsim į turgų, bet tik tai einam. Čia, paskui kairien. Ir tai būsim pavaikščiai po senamiestį Phuketo. O, tiek. Privežė daržovių į daržovių turgų. Bananai, agurkai, svogūnai. Nu, įdomiai. Kur nori gali vaikščioti, ne? Ir yra švaru. Iš tikrųjų švaru, visur tvarkinga. Šluoja, tvarko visas teritorijas. Šiaip nelabai gera, bet ledų mėtinių reikia paragauti. Nežinau, on cloud kažkas tokio. Atrodo labai skaniai. Greit ragaujam. Geri. Nu va, atvykom į Wat Halong šventyklą, pastatyta 19 amžiaus pradžioj. Ir užeisim vidų, pasižiūrėsim, kas čia yra. Viduj, aišku, yra Buda, bet kokios Budos yra. Visokiausių rūšių Budų. Na, įdomi. Na, dar pirmą kartą matau, tai jeigu sugalvoju norą, tai reikia perskaityti Ahangul Chai Toraton, Ahangul Chai Mi Tatuojo, Ahangul Chai Mi su papapaus. O, tai pagalvoji, pasakai ir pakartoji, tai liuks, gaunasi norą išsipildys. Ir kažką čia jie daro, nelabai suprantu, tokį didelį garsą sukelia. Dūmai per viršų rūksta, paskui atidaro ir vėl pagesina ir vėl viskas per naują. Čia vis lankom visą šitą kompleksą, visi šėlės čia kažkokie tai vietiniai įdomus. Šiaip pamatyti gerai įdomu vieną kartą. Ir dar viena šventyklėlė, nežinau kieno čia. Kiniečių ar budistų, bet einam, pažiūrėsim. Turbūt jie ateitų pas mus į bažnyčią irgi. Sakytų, yra gerai. Viskas tvarkoja, gražu. Gėlės. Raižiniai. Vienuoliai. Nu, tvarkoja. Na, kažką sudegino. Ką čia sudegino, čia va įmetė. Sudegino. Ir vėl atneša auką ir aukoja. Nu, įdomu, kas dabar vyks. O, paduoda. Kažką tai supjausto. Prieš paskutinės stotelės, tai prie Budos ant kalno. Nu ką, jau beveik prie pat, bet vaizdai čia
Fantastiški. O ir beždžionės čia pat. Jau pirmai žiūriu, kokos atiminėja žmogaus. Bet vaizdai, oi, einu žiūrėti. Pilna tų beždžionių. Mums įdomu, aišku, matyt, tiek daug beždžionių. Gražiau vaizdas. Nu, gražu čia pasižiūrėti. Gaila būdavo uždaryta, nes nuošliauža buvo. Tai nežinom kokia situacija su ta būda, tai nėra prieimo. Čia matosi kalnai kalneliai aplinkui. Labai gražus. Pirkom kokosą va čia išgert, porą euriukų, bet kai užpuolė beždžionės, skėdė daugiau, nu, normaliai, va taip ir gyvena čia jos, gauna iš kėdės, iš ragatkės, toks jų gyvenimas, bet ramios, nepuolančius, nu ką, tiek iš to Budos didžiojo kalno, bet va, dar matau vištelės kažkokias įdomias. Neregiai. Daiva važiuoja iš statybų. Sako, gali būti iš Vietnamo kažkur atkeliavę, nes ne vietiniai. Atvarim pažiūrėti dar vieną vaizdelį. Visai įdomu. O, koksai vietinis drieželis. Var irgi vaizdų pasižiūrėti. Kat, kaip gražu.